Brangioji, ar žinai, kad moteriškos energijos atspalviai yra ypatingai nuostabus, kai tu nori priimti save, kai tu nori tapti drąsi, kai nori jaustis pilnavertiška, pilna, kai nori gyventi moteriškai, aistringai, lengvai ir per atsipalaidavimą. Įvairioje literatūroje rasi skirtingus apibūdinimus, kokie tai archetipai arba kiek jų yra. Šiais metais Aš karalienė programoje imsime 12 archetipų ir kiekvieną mėnesį mes vis įgalinsime skirtingą archetipą per save, jo tamsiąją ir šviesiąją pusę ir suprasime, ar mes naudojame šį archetipą, ar ignoruojame ir ką reikėtų daryti, kad jis mums pasitarnautų gyvenime. Prie archetipų būtina pridėti ir jus supažindinti, kad moters gyvenime, kaip ir apskritai šioje žemėje, egzistuoja 4 kryptis. Ir šios nuostabios 4 kryptis mums padeda naviguoti, turėti gerą navigaciją, turėti gerą kompasą ir susigaudyti savo gyvenime. Nes įsivaizduokit, kad jeigu aš eičiau šioje žemėje nuolat į vakarus ir laukčiau, kada aš sutiksiu saulėtekį, tai aš elgčiausi priešingai ir mano veiksmai, kad ir kiek aš pastangų įdėčiau, neatneštų to rezultato, kad aš sutinku saulėtekį, ar ne? Nes einu į priešingą kryptį, į vakarus. Tai taipgi egzistuoja ir mūsų gyvenime. Jeigu moteris supranti tik tais vieną kryptį, kurioje egzistuoja 3 archetipai, imkime pavyzdžiui kryptis griauti, naikinti, ar ne, sugriauti. Ir vienas iš archetipų, kuris yra tenai, tai yra karė arba dar laukinė moteris. Aš labai puikiai suprantu šį archetipą, nes aš nuolat savo kūriau tą tapatybę ir aš įsivaizdavau, kad aš esu karė, tačiau tam tikrose gyvenimo situacijose netinka griauti ir netinka kovoti. Ir tą aš turiu išsiaiškinti dažniausiai skudžiuoju principu, kol nesuprantu to sąmoningai pati. Deja, niekas apie moteriškumą jokių paskaitų arba jokių mokyklų nesukūrė tokių rimtų ir mes pačios turime išsiaiškinti arba ieškoti atsakymų, ar ne, socialinėje erdvėje, kažkur literatūroje ir panašiai. Tai jeigu reikia puoselėti, mylėti ir auginti kažką, ir aš vis tiek esu įpratusi eiti kryptimi, griauti ir naikinti, tai įsivaizduokit, kad man bus sunku puoselėti. Ir gali būti, kad aš iš kovotojos, ar ne, iš karės pozicijos netgi nematysiu tų nuostabių gražių savybių, kad čia tik viskas prasidėjo. Ir man ką reikia atlikti, tik tais puoselėti, mylėti, auginti, maitinti ir panašiai, ar ne? Pasirinkti kitą kryptį, kad tai užaugtų gražų didelį, pavyzdžiui, medį, arba į gražų didelį projektą arba norimą rezultatą mano gyvenime. Tai vat, kai yra įprasta viena kryptis, mums labai sunku yra būti lanksčioms moterims ir labai sunku yra suprasti save, nes kai aš esu tik tais vienoje kryptyje arba tam tikrose archetipuose ir man reikia priimti kitokį sprendimą, gimsta chaosas, gimsta nepasitikėjimo būsena, gimsta baimė ir iš tokių būsenų arba iš tokių emocinio pagrindo sprendimai bus priimami neharmoningi. O mūsų gyvenimo harmonija priklauso nuo to, kiek aš harmoningai priimsiu įvairius sprendimus. Tai 4 kryptis yra kurti, puoselėti, maitinti. Galvoju, ar aš sakiau kurti ar griauti, tai žodžiu, ar ne griauti. Priešingai yra kurti, puoselėti, maitinti arba atnaujinti, ar ne? Ir šiose kryptise aš galiu puikiai išnaudoti savo potencialą kaip moteris, lankščiai laviruodama tarp įvairių situacijų. Nes jeigu aš esu įpratusi griauti, keisti ir panašiai, ir man nebepatinka senasis interjeras, man nebepatinka, aš nebegerai jaučiuosi, imu kitą pavyzdį namuose, moteriai tai gan aktualu. Įsivaizduokit, jeigu aš visada viską griaunu, aš galbūt noriu jau visiškai kitų namų, gal man čia reikia persikraustyti, o iš tikrųjų jeigu aš taip įsiklausyčiau į save, man šitoje srityje puikiausiai tiktų kita kryptis,
atnaujinti. Ir man gal reikia tik kelių detalių atnaujinti ir mes tai jaučiame. Kai kurios moteris tai natūraliai naudoja, tačiau dauguma, kiek pastebėjau, yra užstrigusios ties viena, dviem arba maksimum 3 kryptim. Ir pavyzdžiui, 4 išvis netgi nežino, kuo jinai skiriasi, ar ne, arba niekada nėra apie tai sąmoningai pagalvojusi. Tai tokios nuostabios studijos moteriai yra mano programoje Aš karalienė apie moteriškumą, kai ji tikrai gali praktiškai suprasti, kaip tame gyvenime laviruoti lengvai, moteriškai, stringai, paprastai ir svarbiausia per atsipalaidavimą. Tai klausimas tau, kurioje gyvenimo kryptyje dažniausiai esi tu ir kuria kryptimi dažniausiai žiūri? Daugiau griauni, daugiau kuri, daugiau puoselėjai maitini, ar daugiau vis atnaujini ir atnaujini ir atnaujini? Nes jeigu esi tik tais atnaujinimo kryptyje, gali būti, kad daug savyje jauti nepasitenkinimo jausmo ir būsenos, nes tarsi vis netinka kaip yra ir vėl iš naujo trukti iš pradžių. Ir ką aš noriu pasakyti, kad kiekviena kryptis turi savo pliusus ir minusus, arba kitaip šviesiąją ir tamsiąją pusę. Todėl pažinus tą kryptį artimiau ir pažinus archetipus toje kryptyje, tampa labai lengva ir paprasta įgalinti stipriąsias savybės ir galbūt padirbėti su tomis savybėmis, kurių mums pačioms pagal savo gyvenimo aplinkybę suprantame, kad jau nebereikia.